Aš grįžau iš savo vasaros kelionių, dabar yra rugsėjo 6 diena, o grįžau vakar ir iš karto variau į paskaitą. Galvojau, kad dar turėsiu šiek tiek laiko tarpą pavloginti, bet lėktuvas vėlavo nusileisti, tai grinai gavosi, kad iš lėktuvo važiavau su taksu tiesiai į paskaitą. Gerai, bet pirmiau, kas mane matot pirmą kartą, tai labas, esu Kamilė, studijuoju psichologijos magistrą sveikatos psichologijos programoje ir dabar prasideda mano antrieji ir paskutiniai metai ir savo YouTube kanale filmuoju, vloginu visą šitą procesą, ką studijuoju, kaip man sekasi, kaip atrodo mano kasdienybė studijuojant psichologiją ir taip toliau. Tai jeigu jums tai įdomu, pasubscribinkit ir nieko nepraleisit ir mane labai pradžiuginsit. Tai va, o šiaip šitas video yra toksai intro video, noriu šiek tiek pasikečapinti po vasaros, papasakoti, kur aš dabar esu ir kas manęs laukia šitais metais. Tai kaip sakiau, grįžau tik vakar iš atostogų, buvau Portugalijoje, sakiau, kad gal pavloginsiu kažką ir kelsiu, bet nelabai norėjosi iš tikrųjų, tai sorry, jeigu kažkas laukiat, bet jo, nusprendžiau per atostogas nieko nedaryti, nei su YouTube'u, nei su studijom ir visą tai sugrįžti ir pratęsti rugsėjo mėnesį. Tai gavosi, kad grįžau visiškai paskutinę akimirką, atostogavau iki paskutinės minutės. Man paskaitos prasidėjo rugsėjo 5 dieną, kas yra antradienis, o pirmadienį ir penktadienį paskaitų nebuvo, tai tokia pavėlinta pradžia gavosi, kas yra visada gerai, ekstra atostogų dienos, bet dabar jau viskas, linksmybės baigėsi ir prasidės labai rimti reikalai ir šiais metais studijose laukia labai daug praktikos. Visų pirma, nuo spalio mėnesio mums prasidės pusę metų trunkanti praktika, reali praktika. Praktikos vietas mes susiskirstėm vasaros gale, gana sėkmingai, nes visi kursiokai, kiek žinau, liko patenkinti. Aš irgi gavau vietą, kurios norėjau, tai atliksiu psichologijos praktiką vienoje poliklinikoje. Tiesiog mano logika buvo, kad į poliklinikas ateina labai įvairių žmonės su labai įvairiom problemom, tai labai tikiuosi, kad ir mano praktika bus tokia labai įvairia pusė ir gausiu visokios labai įvairios patirties. Tikėkimės. Ir kitas, aišku, esminis dalykas šiais metais laukiantis, tai parašyti magistrą, baigiamąjį darbą. Jau magistro teorinę dalį pradėjau rašyti pirmais studijų metais, bet šiais metais yra likusi visa sunkioji dalis, tai atlikti tyrimą, apskaičiuoti rezultatus, aprašyti rezultatus ir taip toliau. Tai bus ką veikti ir dar prie viso to vyks įvairios kitos paskaitos, kuriuose jau žinau, kad bus nemažai irgi praktikos užduočių, tai visoks psichologinis testavimas, konsultavimas ir panašiai. Iš esmės susumuojant bus įdomu, bet ir challenging, nes praktikos kažkokios mes labai mažai turėjom ir iki šiol ir bakalaure buvom labai teoriniam lygmenį. Tai va, dabar paskutiniais metais bats ir užmes visą praktiką, tai labai įdomu, kaip čia viskas atrodys. Šiaip dabar jaučiuosi pakankamai entuziastingai, energingai, labai įdomu, kaip atrodysiu metų gale. Iš tikrųjų, tai vasaros metu turėjau minčių, kad galbūt netęsti studijų ir pasiimti akademinės atostogas, nes turėjau minčių su savo vaikinu tiesiog išvažiuoti kažkur į užsienį ir metus pakeliauti. Iš tikrųjų, kai išvažiavom atostogų į Portugaliją, neturėjom atgalinio bilieto ir galvom, pažiūrėsim, jeigu norėsim, pasiliksim ir tada jau metus keliausim, bet kaip matot, aš čia kelioniai pajutau, kad esu vis dėlto užsimotyvavus, dedikuota pabaigti studijas ir būtų nei šis, nei tas jas dabar stabdyti, kai turiu tiek motyvacijos. Tai nusprendėm grįžti, aš esu čia ir mes važiuojam. Ir labai gerai, nes iš tikrųjų net po šitų vasaros atostogų jau sunkiai prisimenu, apie ką mano magistras, pavyzdžiui, kokie yra statistikos metodai, tai kas būtų po metų pertraukos. Ne, let's go, aš dar nebaigiau. Žodžiu, kokie studijų dalykai laukia, kaip atrodys praktika, aš dar padarysiu video apie tai, greičiausiai kitą video. Tai dabar detalės nelysiu, nes papasakosiu apie tai vėliau. Tai va, tai labai tikiuosi, kad visą šitą reikalą sugebėsiu dar ir vloginti ir pasidalinti su jumis. Praeitais metais visus pusę metų kėliau video kiekvieną savaitę ir gale kurso, kai pasidarė įtempčiau, praretinau iki kas antros savaitės. Tai greičiausiai, kad taip tęsiu ir šiais metais ir video paustinsiu kas antrą savaitę. Ir tą darysiu ketvirtadieniais, tai laukit mano video ketvirtadieniais. Ir dar kartą paprašysiu, jeigu dar to nepadarėt, pasubscribinkit. Jau liko labai nedaug iki 1000 subscriberių. Šiaip nežinau, kas nutiko per atostogas, bet
gavau pakankamai daug naujų subscriberių, nors visiškai nepaustinau nieko. Tai aišku, labai fainai ir jeigu jūs buvote vienas iš tų vasaros subscriberių, tai man būtų labai įdomu, jeigu komentaruose parašytumėt, kaip radot mano kanalą. Žodžiu, parašykit. Tai lauksiu komentarų ir ačiū visiems seniems subscriberiam, kad niekur nedingot ir varom antrus metus. Ačiū, kad žiūrit ir mes pasimatysim kitame video labai greitai. Ate!